Taigi, sveiki, prisijungia į mūsų detalizavimo pasaulį. Aš esu Matas, kas dar nežinot mano vardas, būsiu šio epizodo podcast'o laidos vedėjas. Ir šiandien kalbinu du detalizuotojus, tai likit prisijungę, kam įdomu. Ir pradedam šios laidos epizodą ir aš tikrai noriu paspausti dar kartą ranką jums, nes pasirinkote tokį amatą, su kuriuo nėra lengva. Ta prasme, jau vien pagarba sutikti žmonės, kurie gyvenime nusprendė kažko imtis, kažką veikti ir įvaldyti amatą. Tai yra kaip kažkas daugiau negu vien užsiėmimas protinė veikla. Ne? Tai Virgi ir Matai, kaip prasidėjo jūsų kelionė detalizavimo link? Na, sakyčiau taip, gan spontaniškai. Nes su draugu kažkaip susitikom, daug metų nesimatėm ir kažkaip galvojom, reikia kažką nuveikti. Nes... O draugas tai Matas? Ja, taip, gana tai, nes kažkaip irgi dirbom abudu užsieniuose, taip išvažinėdom ir sakom, reikia kažkur tos pinigus dėti. Negalim taip paprastai ištaškyti, sugalvojom, kad reikia užsiimti detailingu, nes patys visą laiką prie savo mašinas prižiūrėdom pedantiškai, viskas būdavo ten išpoliruota, išlaižyta, tai tą veiklą kaip ir patys darydom ir labai patiko, tai nusprendėm pasitobulinti savo žinias, praseit kursus kai kurios, šiaip kaip matai, ne vieni kursai praeiti, tai tikrai daug sudėjom pinigų į savo žinias. Sertifikatų, sieną pilną. Taip, tai va. Šaunuoliai, tai nusprendėt, žodžiu, pasisemti žinių prieš pradedant, o nebuvo savamoksliškas ėjimas. Taip. Mes norėjom visą tą lygį kelti iki profesionalumo, tai daug investuojam ir į įrankius, ir į patalpas, ir į save. Labai teisingai pasakė, reikia investuoti į save, kad būtum geresnis kitiems, ar ne? Kad galėtum suteikti paslaugą, kurios kiti galbūt nepadarys taip gerai, kaip tu gali padaryti, tai tas skatina tobulėti. Gal. Žodžiu, susitiko du draugai, pradėjo atleisti laiką ir galvojat, reikia kažką daryti, ne? Kažko užimti savo rankas. Ir ar čia buvo pirmas pasirinkimas detalizavimo veikla, ar buvo variantų, iš kurių rinkotės, kur jūs būtumėt geriausi? Ne, kažkaip man atrodo, kad šitą mintis ir buvo. Abu sutapo jums abiem tas mintis, ne? Nes ir kažkaip dar Matas, atsimenu, tuo metu sakė, kad lyg ir nusipirko kažkokią poliravimo mašinėlę, ten savo kažką bandęs pasipoliruoti, gerai gavosi, kodėl neišmokus to daryti profesionaliai ir užsidirbti iš to. O kažką veikėt prieš tai su automobiliais, ar buvo tiesiog tie, kurie ant lentynos kolekcionavot modeliukus ir automobiliai Need for Speedas, Undergroundas ir Most Wanted tikrai buvo gyvenime žaista? Vaikystėje tikrai buvo, bet kai prasidėjo tie laikai, sulaukėm pilnametystės, išsilaikėm teisės, prasidėjo tikrai automobiliai, tai prie to tas ir privedė. Visą laiką stengdavomės išlaikyti ten aukščiausią švaros lygį, kad tik švariau būtų, ko gražiau. Manau, tas ir privedė. Žodžiu, patys į savęs tiesiog siekėt gyvenime savo automobilių švaros. Taip. Des Auto Detailing. Kaip kilo jūsų pavadinimas? Jisai taip irgi ganėtinai spontaniškai, viskas labai greitai vyko, tiesiog su draugė sėdėjom restorane, vakarieniavom ir kažkaip, sakau, gal reikėtų pabandyti sukurti tą pavadinimą. Ir taip, kol laukiam vakarienės, jinai sukūrė, padarė logo, viską padarė, sakau, pažiūrėkit, tinka. Bet ar pavadinimas dabar jums įgavo kažkokią reikšmę, Des Auto? Jau matot, kodėl tas pavadinimas atėjo į jūsų gyvenimą, nes visokie simboliai, tatuiruotės ir pavadinimai mūsų gyvenimą ateina su tam tikra reikšmė. Ar dabar jau įžvelgėt savo pavadinime kažkokią gilesnę reikšmę? Gal kol kas dar ne, dar ten pirmi mėnesiai, tai gal dar reiktų būti laiko, bet šiaip, skamba gražiai, bent jau mano akim tikrai profesionaliai atrodo. Spalva irgi gera parinkta, tai... Supranti man iš karto, kodėl aš klausiu, nes Des Auto. Ir būna Das Auto. Buvo kaip čia tas šūkis, ir iš tikrųjų toks jau, tai automobilis. Ir, sakyčiau, autorinių teisų nepažydžia, tai ir tinka. Ir panašiai skamba Des Auto. Des Auto. Geras pastebėjimas. Detailing. Ir įdomus logotipas, toksai piramidė, čia kažkokia iluminacija, reikėjo, kai trečią akį iššauti, arba gal poliravimo mašinėlė vietoj trečios akės, žinai. Šiaip daug kas tą paminė, bet nežinau, mums taip ir nieko per daugiausiai nereiškia. O po kiek jums metų irgi, kiek tų metų? 24. Man 25. Pats gazas, sakyčiau, tokių metų apraiškai, kaip aš sakau, žmogus, žinai, eina per gyvenimą
etapais, nuolat viskas kinta ir keičiasi, bet prieinam prie etapo, kai kažkausiai galiausiai pasiemam pirmą kažkokią veiklą, patinkančią veiklą, jūsų atveju ne jums patinka detalizavimas, apskritai, ne? Jo, ir tipo, gal kažkur prie to prives, bet kiekvienas gyvenime pasirenkam kažką ne veltui ir 25 metų žmogus, aš manau, jau yra tas pats amžius imti kažką fiziškai sudėtingo, pavadinkim, nes detailingas, gan fizinė veikla sutinka, vos ne joga užsiiminėja, aplink tą mašiną ten poliruoji įvairiausiam formom, kur atrodo tik lovai supanikę tokias figūras raičiau, dabar aplink mašiną jau reitų, žinai. Tai yra ką veikti, bandau pasakyti, challenge'as, belia koks, fizinis. Po to ir atsakomybė jau jūsų rankose, aš ne apie tik poliravimo mašinėlę, bet tai apskritai apie veiklą, verslą. Reikia turėti kiaušius, pasakysiu trumpai drūdai, ne? Kaip bakūrams. Ir jūs jau 24-25 metų bakūrai jau turit gerus pautus. Sakyčiau, pagarba vien už tai, nes tai reikalauja mūsų energijos, laiko, užsispyrimo, drąsos. Viskam reikia drąsos. Pradėti veiklą, detalizuoti. Paimti prabangų automobilį į savo rankas ir atrodo būna, to čia mašina labiau bijai, žiūri, kad per tą baimę dar kažkas ir nutinka labiau, ne? O kai mažiau šikį batą, viskas daug geriau ir gaunasi, žinai, tai detalizavime tas irgi yra. Bet, tipo, maladės, žodžiu, aš vėl giriu jūs čia, gerai, einam prie klausimų, kuriuos esu čia pasirašęs. Ir vienas iš pirmų klausimų būtų, kokios yra 3 dažniausias klaidos, kurias daro pradedantieji detaileriai ir kaip jūs jas ištaisyti. Nes, pavyzdžiui, gerai, jūs esat pradedantis, ne? Taip. Visai nesenai startavot. Nu, tikrai pusę metų, čia nemanau, kad yra labai ilgas laikotarpis, tai galim sakyti taip naujokai. Ir sertifikatų, matau, gerai, 8 sertifikatai ant sienos ir jūs jau iš tikrųjų ėjot per mokymus, investavot ir pinigus į mokymus. Jeigu nepaslaptys, kiek išleidot ant mokymų? Kažkaip tiksliai to neskaičiavam, nežinau. Nes pas mane tai bent jau yra, kad aš investuoju į save nelabai skaičiuoju, bet manau gal žmogui kažkur iki 1000. Tai čia dar irgi, dar pildysim tą sieną, kaip ir yra pati pradžio, tai dar tą sieną dar turi laisvos vietos, tai kabinsim dar. Ir tobulėti yra kur visada, ypač šitam amate. Tikrai. Jau atrodo, kad ir pusę metų dirbam, vis randam, kur patobulėti, kur ką padaryti. Tu mašinų iš tikrųjų irgi ne vieną, šimtais padarė jau. Tai. Matai save tiesiog mokais pastovi, netgi darydamas mašinas. Gyvenimo praktika. Jo. Pagarba irgi, kad pradėjot nuo žinių, kraičio, be kurio šis amatas neįmanomas, ten tu gali, reikia žinoti, kokias priemonės, chemijas, panaudojimo būdus atlikti, ne, šitą praktiką, jau susirinkot bagažą. Bet ar nėra taip, kad norit dar kaupti informacijos, dar negana, o mažiau darot praktiškai? Šiaip ne vis laik pavyksta praktiškai pasimokinti, bet aišku, žinių ieškom pastovi, visur mokinomės ir iš kitų klaidų ten tos pačiose grupėse, kaip ir yra mūsų viso brolių šeimyną, Detailing Lietuva, tai, Bet nesat amžini studentai, kur tipo, vien mokslai, tipo... Tokia nesam, kad pastovi. Gerai, kalbant apie mokslą mokyklai, virgi, tau asmeniškai, pavyzdžiui, kur sėdėjai, gale, per vidurį ar priekį dažniausiai? Galiorka. Galiorka labai senis. Bet tas galiorka, kur net be pagarbos mokytojai, bajai, patyčios, ar tas normalus savo vietoj, ant teigiamo išeini, kai reikia, bet per daug neperfekcionuoja, atsipalaidavę, žodžiu. Ar mokykla buvo tavo pramogų parkas? Ne, aš buvau gal tas iš ramių galiorkų, tiesiog, kad niekam kitam nemaišyti, tiesiog, jeigu pats nenori mokintis, tai sėdėk, tyliai ramiai ir viskas, kam ten šurmuliuoti, aš atsimenu būdą pas mus tokių, tai nelabai išmygėjęs, taip elgtis, tai tiesiog paprastai, ramiai. Atsidėjau savo 12 metų ir viskas. Jų buvo vidinis jausmas, kad tiesiog prabūnu, o per daug nesusuku savo galvos tam žiniom. Ta prasme, ėjai ant tokio vidurkio, gero, bet per daug nebuvai moksliukas, žodžiu. Bet tai buvo tavo pasirinkimas ar natūrali pusiausvėra viduj? Praplaukai pats intuityviai, ar taip galvoji neverta? Ne, gal tiesiog praplaukiau ir viskas. Labai ramiai. Man irgi žinok, aš irgi taip mokyklai per daug
nespaudžiau savęs, nesupratau, kad tas spaudimas, aš buvau tas, kur tipo ir komoliukas spėjai paspardyti kiemą, žinai, kašiuką sužaisti, ir garažę pasikrapštyti, ir nuo jaunystės jau motorolerius draugam dažydavau, telefonų ekranus poliruodavau, mokyklas, žinai, PlayStationus atrišinėdavau, žinai, prasme, jau gyvendavau iš praktikos, o ne tik žiniomis. Mokykloje turėjau teorijos suolę, bet tą teoriją nestengiau, žinai, irgi užkimšti savo galvos, kad vietos liktų praktiniam žiniom, kur tiesiog eini per gyvenimą ir išbandai. Ir tam reikia dar laiko. O ten namuose, prisipažinsiu, grįžęs namo, aš namų darbų niekada nedarydavau. Ta prasme, aš sakydavau taip, rytoj ryte prieš mokyklą. Varydavau anksčiau mokyklą, anksčiau atsikėlęs, žinai, turiu valandą laiką ir prieš pamokas ryte pasidarai, ką reikia, bibliotekoje kur nors, o vakare man reikia laiko. Vyriškai pabūti, žinai. Panaši istorija, žinok. Tai aš tik išverčiau tą, kad tu norėjai pasakyti. Tai papildžiau, žinai, biškį vaizdžiai. Tiesiai 10, jau. No, aš jaučiu tave, senė, panašiai. O matai, tu kaip senė? Man lygiai taip pat. Galiuoja, kad taip pat? Galiuoja, kad visiškai nerūpėjo, nekreipiau tai dėmesio. Nemačiau tame, kad man gyvenime būtent labai daug to reikės, žinai. Gal vėliau jau vyresnėse klasėse iš vis taip atsiribojau, žinai, nes jau tada iš vis nemačiau prasmės tame. Ir dabar nematau, kas be ko. Ar tu universitetą baigsi, ar ką, jeigu čia nedirbs, pasiekti daug vis tiek nepasieksi, ne? Tai va. Gal čia yra, kad mes tokie vidiniai amatininkai jau suprantam, kad tą kelią, ne, kaip pagalvoju, pasirinkimą. Čia taip gal ne į temą, žinai, pavyzdžiui, aš esu toks žmogus, kur astrologija, numerologija, biški domiuos, pavyzdžiui, tikiu, kad mes esam tokioje simuliacijoje, mes visi kaip tokie simsai, kurie jau turi vidinę programą išgyventi šitą bendrą surežisuotą pasaulį. Aš manau, kad mes tokiam filme išgyvenam tam tikrus etapus, globalius įvykius ir mes asmeniškai turim likimą, trumpai tariant. Ne? Ir, aš vaikščiu, ne, kartais pas tokias moterytės. Tai, pavyzdžiui, jos man sako, visos iš eilės, žinai, amatininkas, sako. Ta prasme, tavo stiprybė, tavo jėga, sako, ir galia yra tavo rankose. Viską, ką darysi rankom, eis per pliusą, sėkmė, pinigai. Gali varyti drąsiai, žinai. Ir aš visą gyvenimą realiai augau tarp amatų šeimoje. Čia mano podcastas, ar žiai podcastas. Žodžiu, darau apšilimą draugam, kad atsipalaiduotų ir galėtumėm atvirauti. Tai aš pradedu atvirauti jau tokiam temam, kad, augau, žinai, tarp amatininkų. Ir visas gyvenimas buvo lyg manęs programavimas tapti amatininku. Nes mano galbūt vienas iš likimo etapų tapti to, ne? Augau tarp darboholikų šeimoje, kur vien viskas apie darbą. Ir nenori būti priverstas tas rankas įdarbinti, žinai, ir tada žiūri, kad užaugė. Ką aš seniau nekenčiau, kai matydavau savo draugus žaisdamus su pleistukais, su kamoliukais, neturėdami darbo, o aš ten ir darže, ir prie mašinos, ir taip, žinai, ir visur kur. Pykau tada. Ant tėvų, ant savęs, ant gyvenimo, o dabar viskas persivertė į riebų pliusą, kad tapau nepriklausomu. Daug ką gebančių vyro, ne? O jūsų gyvenimas panašiai buvo? Praeitis. Taip pat. Tai? Viskas paprastai. Irgi tekdavo patiem dirbti, patiem daryti. Tai duoda savo... Iššūkdė žodžių irgi, ne, gyvenimas. Pradžioj gal nesimato, žinai. Ateityje pasimato, kad, esi daręs tą, jau iš to susikonstruoji, žinai, tokį konstruktorių. Bet dabar, kai pažiūri tą jaunimą, į tą ateitį, kažkaip amatas ir tie rankdarbiai eina biškai į kitą planą, dabar pasaulį vardo dirbtinis intelektas. Ir kaip galvojate, ar amatas išliks ir ateityje? Manau, kad dirbtinis intelektas dabar taip greit detailingo tikrai nepakeis. Jis niekaip nepakeis, jis niekaip nepakeis. O tai reiškia, kad čia yra erdvės tame amate išlikti forever. Bet nieko negalim žinot, kas įvyks ateityje. Kaip tai ką išvystys ir... Jo, bet atrodo automobiliai, ne, ta automobilių rinka buvo, yra ir bus. Kaip ir laidotuvės, ir maistas, ir automobilių estetinė švara, ta kosmetika, atrodo irgi toks nesibaigiantis reikalas. Klausimas tada kyla, pas kurį iš tų detailerių važiuoti. Tai man klausimas jums, kaip manat, kas padaro amatininką, bet kokį gyvenime tikrų meistrų. Manau, patirtis galbūt. Patirtis daug ką daro, ne, bet kaip ir sakėm, mes augam tokioj patirtį, kur įgyjam naujų įgūdžių, tai čia
detalizavimas irgi yra apie įgūdžius ir jų gausą ir jų gylį. Tai panašu, kad jo patirtis tai iššūkdo. Toks mindsetas dar, ne, toks irgi tas filosofija. Mes prieš tai kalbėjom irgi, kad yra detalizuotojų, kurie sako, slenksčio nepoliruok, nematys, praeis. Ir yra detalizuotojai, kur nesvarbu, nematys, bet aš padarysiu taip, lyg tas automobilis būtų paskutinis mano gyvenime ir tai lyg būtų bilietas į dangų, žinai. Lyg tais nuo to priklausytų. Kažkas daugiau. Arba aš kartais irgi įsivaizduoju, kad dirbu, kad kažkas stebi. Bet žinai, tas jausmas ne kažkas iš žmonių, bet toks jausmas, kad kažkas iš aukščiau stebi, ką gyvenime darai, ant kiek gerai darai ir ant kiek profesionaliai. Ir nuo to atrodo kažkas asmeniškai priklauso. Tai va, filosofija. Irgi turėjom žodžių filosofija, mindsetas ir praktika. Tai gerai, jūsų praktika po kol kas, suprantam, nėra plati, ne, didelė, bet jūsų studija, kaip pas profesionalas, žinau, bet koks profesionalus detalizuotojas pavydėtų tokios studijos kaip jūsų ir jūs randatės Klaipėdoje, ne? Taip, pačiam centre, Ligoninės gatvė 13, tai labai gerai strategiška vieta iš tikrųjų, kad jeigu palikti automobilį, čia gali pasivaikščioti drąsiai po miestą, praleis gerai laiką, atsigerti kavos, tai manau tikrai. Užsukit patikrinti, ant kiek sąlygos ir studija faina ir prieš užsukdami paruoškit savo purvinuosius automobilius. Užsukti galite čia patekti tik atveždami savo automobilį, ne tai, kad ateinu smurgą pavarinti, pasižiūrėti, nu ką iš čia turi, žinai, ai čia, okei. Zvizį ir pastuose, vakarą neturi, okei. Jie kaip šnekėjom, vadinami negražiai, ne? Bet žiūriu, daug ko turit iš lentynos, kas čia yra, nuo produktų lūžta? Nu, turime šiokį tokį sortimentą pas save pardavimui, tai pasibandėme patys autograf detailing chemiją, visą tą liniją, patys naudojam realiai iki pačiol, tai labai esam patenkinti ir tą patį siūlom savo klientams. Kas čia gamintojas to autografų? Autograf, Lenkų gamintojas, bet kokybė tikrai ne ką prastesnė nei kitų. O čia yra, kad jūs pušinat šitą produktą? Ne. Ar jūs kažkaip iš kitų distributorių perimėt antraeilę distribuciją, tiesiog padedat platinti, pasiemat procentą? Taip, taip. Nu, kokį procenčiuką galima gauti? Nėra labai didelis, žinoma, kokiais kiekiais pardavinės. Tai jeigu didesnį kiekį parsiduoda, tai automatiškai ir pliusas didesnis. Dabar tai negaliu tiksliai pasakyti. Ne per seniausiai tik pasistatant, tai čia ne per daugiausiai yra išpirkta. O kokios idėjos, kaip stumti jūsų veikloje pardavimus? Pavyzdžiui, kaip jūs parduodat bent porą buteliukų per savaitę? Nes iš tikrųjų, jeigu norit prižiūrėti savo automobilį profesionaliai, tai Klaipėdai realiai labai sunku kažką tai nusipirkti tokio. Tai sugalvojom, kad Klaipėdai tikrai nėra fizinės kažkokios tai parduotuvės, kad ir detaileris galėtų ateiti ir nusipirkti savo chemiją, kad ir tas pats paprastas žmogus, taip pat chemija čia nieko daug nereikalauja kažkaip papildomų įgūdžių, tiesiog pasiemi škuduriuką, pasiemi chemijos, jeigu reikia šepetėlį ir dirbi. O turit jau pamėgstamiausią produktą, kur tipo jau neįsivaizduoja darbą be to produkto? Jo. Kas tai būtų po vieną? Jo, iš autografų interior detaileris, bet iš kitų chemijų papasakok apie tą mūsų odos impregnantą. Irgi pirkom, atrodo. Stafą, beje, kur tu rekomenduoji, broli. Jo. Tas kvapas toks impregnuoja ir odos kvapas geras. Kokį? Workstuff. Workstuff, penelį? Jo. Kur matėt, kur dariau per video YouTube Motorolerį vesmą? Ne, ir knygoj buvo, ir per video. Ai. Mes realiai daugumą prekių ir pasirinkom. Tai odą impregnuojat peneliais? Ok, kam tas penelis reikalingas? Kad oda, nes vis laik, jeigu išvalai sėdynę, tu su chemijom ją išsausini. Tai bet kokiu atveju negalim tai palikti, reikia būtinai ją impregnuoti, kad jinai įsigertų, būtų tokia minkšta ir nes netrukinėtų ir būtų apsaugota nuo UV spindulių. Kaip jūs nustatot kainą? Ne, pavyzdžiui, klientas atvyksta su automobiliu ir, pavyzdžiui, turit burbulą, šabloną ant kiekvieno automobilio, ką naudojat, kokius produktus maždaug, ar atvažiuoja automobilis ir pasirenkat pagal būtent paciento būklę? Manau, vis tiek daugiausiai atsižvelgiam į būklę ir ko klientas tikisi. Okay. Ir viską aptari su klientu? Tarkim, pasakai, odą mes valysim ir dengsim pieneliu, ar norit pasirinkti keramiką? Gerai, kitaip paklausiu, išorę. Vaškas ar keramika? Ar tu kliento klausi? Taip. Ane? Taip, nes vis tiek vaškas, tiek nano danga tai duoda savo pliusų,
Tai visą laiką klientai pasakai apie tos pliusus, pasiūlai. Jau jis jau pats pasirenka, ar sutikti ar ne. Bet šiaip daugumą klientų, kai papasakai tos pliusus, tikrai sutinka. Gal nieks nežinojo, kas ta keramika ir kaip jinai veikia, galvoja, čia tiesiog užsitepa, ale žinai, ten hidrofobas. Ne, jinai šiaip apsaugo nuo daug ko. Tai kai papasakai klientai apie tos pliusus, gal iš karto. Vai, nu, jau nebegaila tų pinigėlių pakloti. O vadybinį, ne vadybinį, o pardaviminį vaidmenį iš jūsų dviejų, kuris labiau atlieka, kur klienčiuką pasitinka ir paaiškina viską? Nu, čia kaip kada. Tai dalinamės. Vieną kartą Matas, vieną kartą aš. Priklausomai, kaip kas užsiėmęs, kuom būtent. Jo, nes mat būna čia irgi. Vienas arčiau būna dėkim. Tai mes labai nesiskirstam, tik jau matom, kuris gali tiesiog priimti klientą pirmiau, žinai. Ir jo, tiksliau, iki kurio pirmo klientas nueina. Nes tu įeini, čia tik du žmogeliukai. Tai ką pirmas randat, prie to ir eina. Kokios klaidos, pavyzdžiui, pasitaikė jūsų kelyje jau? Skaudžiausia, man atrodo, prašvietimas buvo. Ir iki to pirmo prašveitimo, ne? Jaučiausi stabiliai. Tai va, aišku, aš pilnai tikiu, kad daugumai tokių pradedančiųjų tai pasitaiko tokios klaidos. Tai ir mums taip nutiko. Norėjom herojais pabūti 100 susibrėžimus, žinai. Žodžiu, skuti su avikailiu, jie gerai skuta, ne? Jo. Pastebėjot? Dėl to labai patinka. O kokį brandą naudojat? Flexipadą. Flexipadą, ne? Čia toks biškai biudžetinis variančiukas. Kaip ir jo. Nu gerai, tu būk kaip taip ir viduriukas, okei. Ne AliExpress'as, aišku, tikrai ne biudžetinis tada, tikrai viduriukas. O nebuvo, ką nuskrėjo nuo Flexipado kempinė, neįsidarkė dar? Ne. Surūpėsi buvo. Surūpėsi buvo, ne? Surūpėsi geltonas padukas. Kaip manai, kodėl? Ar papasako, ką darėjai būtent? Su to paduku? Kaip poliravimo procesas buvo? Man seniai buvo nuskridę irgi. Turėjau daug įvairių skaudžių irgi praktikų, kaip ir prašveitimai, kaip ir padukų nuskridimai, bet aš supratau, kodėl man nuskrido ir ne kartą padukas. Aš dėjau biškį per daug produktą į kempinę. Kempinė prisigėrė daug produkto ir tapo iš savęs sunki ir nevienodai diske jinai prisigėrė daugiau. Vienas paduko pado pusė būna sunkesnė už kitą, dėl to, kad mes prigirdom kempinę produktų. Ir jau ta inercija, ne, ta centrifuga, paduką išderina ir nuskraidina. Ir ypač jeigu pakeli dar mašinėlę bent biškį per stipriai, žodžiu, sunkus padukas lygu jisai nuskrėja. Ir nei rūpesas, nei fleksipadas nekaltas yra, kad nuskrėja padukas, jeigu mes per daug produktą panaudojam. Tai čia mano praktika rodo, tai aš jeigu klausiu, gal tu irgi kai pradėjai per daug pildavai produktą? Ne, produktas laikas pilam, tiek, kiek reikia, žinai, ir stengiamės išmėtyti po paduką, kad išcentruotų. Bet, ir pats pastebėjom, kad rūpės realiai, labai per laiką tas galas nebe toks kaip bus pasidaro. Net tiesiog, pridėjus prie mašinėlės, pačiam nuimti yra labai, lengva, žinai. Gal dėl to. Pats lipukas? Jo, pats tas lipukas. Dėl to aš ir pradėjau šnekėti apie fleksipadus. Kodėl aš pradėjau apie tai kalbėti, nes fleksipadai kempinė suyra greičiau nuo lipduko. O Zvizerio ir Evokaro padukai, čia mano praktika rodo, jie labai gerai padaro pačią surinkimo paduko. Klijai panaudoti geri, lipdukas geras panaudotas. Todėl aš čia nenoriu užstumti ant fleksipado, bet ir klausiu, čia yra kaip ir biški, jie pigesni, biudžetiniai, bet sakau, turėjau tokių kempinio sudraskimo vietų, žinai. Bet irgi, kodėl? Todėl, kad, man klausims jums, kaip detalizuoti. Sakiau, kad variau čia, nesimatuosim kiaušiniais, čia bus bendra kalba, nes čia bus viskas draugiškai, aš jau čia egzaminuoju, hebra, bet kai man jie pasigyrė, kad turi 8 sertifikatus, kur aš čia žiūriu, tai čia ribeta pasikausė, man įdomu, kaip kitos mokyklos mokina, žinai, nes aš irgi kaip ir atlieku poliravimo detalizavimo mokymus ir tą vieną iš tų knygikių pasiėmėt mano, ne, bet reikėtų jums pakabinti tą knygą, čia ant knygos ir ant sienos irgi. Na, jeigu išrašys sertifikatą, sertifikatą išrašau, kai praktinius kursus pasiėmat, bet knygos jūsų mėgstamiausią puslapį išspausinsim, pakabinsim ir jiems atvešim kitą kartą, kai svečiuosios Klaipėdai. Bet iš žodžio, aš sakau, pamačiau sertifikatus ir man jau įdomu su jumis pašnekėti kaip turintiems patirtį, net nebe kaip su naujokais. Tai klausimas dar tau, kodėl, pavyzdžiui, yra linkus, matai tau klausimas, linkus kempinę suplyšti. Abiems klausimas, abudu pagalvokit.
Kodėl linkusi suplyšti? Jo, todėl padukai plyšta kempinės ant mašinėlių. Nu, tų stiprių spaudimų. Okay. Ir gal, nežinau, mes kaip, pavyzdžiui, su kompresoriu nusiputinėjom, tai gal tas biški, nežinau. Bet kartais būna, kad, žinai, gal biški per arti tą pūstuvą pridėti, užkabina kampas ir plyšta tą patį kempinėlį. Tai varyk palei vėją, Ja, nuputinėk nuo, o kai būni prieš, jau pakelk, žinai, jo. Nu, buvo vienas toks irgi, šiaip visą laiką nieko nebūdavo tokia bairė, bet kartais nuo kartą, žinai. Seniai, žinok, aš žinai dar kaip darau, aš kai kompresorių pridedu, aš specialiai liečiu su kompresorio galų kempinę ir ją iššukuoju. Irgi teisingai. Bet reikia būtinai liesti tik tą vietą, kuri nueina nuo jambalio. Jeigu pakiši čia, tai tau jau kirs. Tai va čia aš liečiu poliravimo padą, specialiai iššukuoju, o tada jau orą pakeliu ir duodu iš kitos pusės, bet neprilietęs. Ir tada ir sustabdau diską, nes kai įsuki, neleiskit orbitai niekada nuo kompresoriaus užsisuk taip, kad užsitaško, žinai. Kelkit iki max 6000 RPS, nu kaip ant būtų 6 bėga mašinėlė. Biškai greičiau galit, kad nusitaškytų, nes tai irgi kenkia pačiai orbitai. Tai paskui, kai šauni tą pusę, tu sustabdai biškai, žinai, pristabdai centrifugą, pagaunate, ne? Ja. Tai čia irgi svarbus dalykas yra, gali įtakuoti iš tiesų tas dalykas, bet nestipriai, netgi sakyčiau, gal ir padeda. O kaip matai, tu kokią turi... Galvoju, gal pats tas, kad tą kempinę vis laik spaudžiama, jinai sukas, žinai, ir gal tas, žinai, įtakoja, kad yra pastojas pasipriešinimas. Išsitampo per laiką ir taip plyšta. Prisėsiu arčiau biškai, kai jau suprast pradėtų, kad biškai daugiau. Iš tikrųjų, tai... temperatūra, bachūrai. Ai, kartais. Temperatūra, žinoma. Ir greitis įtakoja ją, ir spaudimas, kaip sakai. Ir kai keli ir neapskaičiuoju, kad ir įsijautęs varai, pas drožį paduką, neduodi jam pailsėti, jam reikia irgi per traukėlės. Tai va, Zvizer padai, tie nauja irgi jų serija yra terminiai. Terminis padas, jisai jau visai kitaip paskirsta temperatūrą. Tai turit kažką iš Zvizerio pado? Turim tos termopadus, kaip ir minėjai, ką tik. Mėlynus? Visus. Visus? Opa, okei. Jau teko naudoti? Vieną jo teko panaudoti, bet nuo vieno karto nieko nenuspręs. Supratau. Nu, žodžiu, va, jie yra tokie, kad va, temperatūra kitaip pasiskirsta ir šiaip pat poliravimo padus labai įtakoja karštis. Tai ir mašinėlės iš tikrųjų spausti nereikia. Užmeti rankykę ir dirba jinai savo darbą iš tikrųjų. Bet čia, mes jau čia mokymus nusiritom. Aš čia pasirašęs iš tikrųjų įdomių tokių 11 klausimų, kurie matau čia išsiplės. Man smagu yra pakalbėti su jumis, aš noriu irgi pasidalinti, žinai. Nenoriu būti tas, kur tiesiog kamantinėjai, žinai. Susirinkom pasibūti, ne? Tai žodžiu, tas pirmas prašveitimas, ką lėmė jūsų veikloje? Man asmeniškai gal labiau lėmė, čia kadangi. Tai... Nes tai buvo tavo rankom padaryta, ne? Tai tiesiog davė tą tokį suvokimą, kad iš tikrųjų ne viską mes galim, ne? Tiesiog gal taip, tai nebesinori tai būti toje vietoje, žinai, kad vėl kažką padarysi, žinai, vėl reiks klientui bijoti akis, žinai, pažiūrėti. Tai tiesiog priėjom prie to, kad, geriau nerizikuoti tokiais jau, kur matom, kad, reikės šveisti, reikės ten labai daug lako pašalinti ar kažką, tai arba nepanaikinamės jo, arba nedarom. Taip. Kaip sprendėt problemą? Perdažėm tą vietą, kurią prašveitėm. Visą, pavyzdžiui, sprendimą papasakok, kaip ten viskas buvo. Labai viskas paprastai, tiesiog įvyko prašvietimas, susitarėm su klientu, kad tą automobilį nuvešim pas dažytojus, parvešim jį, jokių rūpesčių nereikės. Kaip reagavo klientas? Šiaip labai ramiai, tiesiog, ką padarysi, sako, atsitiko. Sako, viskas tvarkoja, sako, svarbu, žinai, niekur nebėga, sako, ir pats viskas tvarkys, tai labai ramiai ganėt. Ok, kiek laiko truko sutvarkyti? Porą dienų, bet vis tiek reikėjo palaukti savaitėlę iki dažytojų, nes vis tiek buvo užsiėmę. Tai automobilį laikėt savaitėlę? Ne, mes atidėm tokį su prašveitimu, tai tiesiog pasivažinėjau su tokiu plemuku ir paskui pasiėmėm tą automobilį, nuvažiam, perdažė, pasiėmėm, kai buvo nusiuka išvalėm saloną ir atidėm. Nes vis tiek užkliurkas biškai. Tai žodžiu, net nepaėmėt už poliravimą? Ne, už nieką ne. Dar padarėt papildomai valymą saloną? Taip. Ir dar nudažėt? Taip. Sakyčiau, tam klientui sekas, ką?
Jam reikėjo dėl to biliečiuką pirktą dieną, aš garantuoju. Čia buvo ta, žinai, sėkmės savaitė, kur astrologiškai būtų čia. Gal tokį paketą. Kaip jis reagavo, kai padarėt tokį paketą jam, pristatėt, ar žmogus buvo dar tipo, kažką, žinai, iš šitą kažką. Kaip reagavo? Jisai netgi dar pinigus kišo, tai nebuvo, jis visiškai ten supykęs ar kažką. Sako, viskas gerai, žmogiškas faktorius. Visiems, sako, klaidų nutinka, sako, viskas yra sprendžiama ir taip. Tai šiaip labai malonus, vyrukas. Vau, pinigus netgi dar kišo. Jo, dar pinigus kišo. Sako, ką darys? Sako, jam irgi reikia. O kiek kišo? 50. Ema, kas tas pidisas? Reikėjo paimti. Bet, kodėl nepaimėt? Nežinau, kažkaip mūsų klaida. Aš nemanau, kad čia turėjęs dar mokėt mum. Toks, nežinau, sąžiningumo gal faktorius. Suprantu. Gal biškai. Buvau tokiose stadijose irgi, kur dar damoku. Bet irgi net nepaimu, bet yra momentas buvęs, kai irgi man net kai damokėt norėjau, dar netgi, žinai, užkliurką. Aš ten biškai turėjau mini krešą. Papasakosiu, kada. Čia geras tas brožas profesionalumo ir rekomendacija, dabar tikriausiai to kliento turit tokią, bet kai pradedančiajam verslui turit teisę paimti bet kokią kapeiką, kokią jums siūlo klientas ir dabar turit visišką teisę ir atitinkamai gerai įsivertinti, kad jūsų įdėta meistrystė atsipirktų. Nes turi sumotyvuoti ne tik tai, ką daro, bet ir matyti iš to, iš tikrųjų, naudą. Būkim sąžiningai, čia mes pradedam tą veiklą vis tiek, šaibos mums labai čia svarbios yra, nes mums tai ne tik kainuoja tai daryti, tai veiklą išlaikyti ją, bet ir visi turim asmeninius gyvenimus. Ne? Paimkit pinigus, jeigu ir siūlo papildomai. Trumpai tariant, prireiks ateityje, nes gali būti, man mama kartodavo, sakydavo, gera širdėlė pliko subinėlė. Ir aš tipo, nesuprasdavau seniau to termino, tai dabar pagaunu kampą, bet nenoriu dar taip mąstyti, kad tipo, jeigu būsiu geras, lygu bus plika subinė. Ne, aš noriu, vadinasi, turi būti bloks, kad būtų subinė... Nepilna. Jo, tu čia, žinai. Tai kažkaip neužsiprogramuoju. Bet yra, taip šnekama, iš liaudės patirties. Žinai, kad tikrai yra tai, kad praktiškai tas gerumas perdėtas, profesionalumas, galiausiai žiūri, kad, okei, tu profesionalas, bet biednas. Čia apie mane, apie save kalbėjai. Žinai. Tai mano patarimas, paimkit ir jeigu nesigriauškit, paėmė, žinai. Geras pirmas tas toks gestas, suprantu jumis. Bet reikia toliau, žodžiu. Dabar stengsimės nebepridaryti. Jo, geriau nedaryti klaidų, kad nereikėtų tiksliau jo. Bandau pasakyti, nenusipyginkim. Jeigu jūsų kaina yra dabar žema dėl to, ko jūs pradedat, gerai, įsivažiavę, ją turi teisę pakelti. Ir reiktų ją pakelti, nes kai kažkas pasižiūri skelbė LT, po kiek ten kas ten ką daro, tai demotyvacija dirbti, žinai, iš viso... Jo. Įeini poliravimas nuo 90 eurų, dėja tapo. Su nano keramika 100 pėm. Tai paskaičiuoja, kad čia medžiagos tiek kainuoja realiai. O jie ten, supranti, būrė. Realiai ten burtininkai yra. Kaip jie gali be to, ko mums reikia, padaryti tokį rezultatą, kuris turi būti, žinai. Tai čia to skiriasi poliruotojas ir detalizuotojai, kurie detaliai iššlups iš jūsų centą po centą. Brangiai. Bet iš tikrųjų, jo, čia jokas jokais, tai nenusipygint, žinai. Tai klausimas, kiek jūs imat už saloną ir už išvarę, be namų. Salono cheminis valymas ir poliravimas ten? Priklauso, aišku, koks automobilis, kokio dydžio, kokio užterštumo. Tai salono valymas, dar yra pasirinkimas arba cheminis paprastas valymas, arba detalus. Per detalų cheminį ištraukiam sėdynės, viską pilnai išplaunam, viskas su šepetukais, visi tarpeliai. O ne detalus, tai tiesiog nieko netraukiam, plaunam tiek, kiek pasiekiam ir viskas. Tai vat, jeigu toks paprastesnis paketas nuo 120 eurų, o tas detalesnis nuo 200, tai jau 200 prie salono, jeigu ten detaliau daryti. Na ir kėbulas, jeigu 2 etapai, nuo 250 ir viršų, žiūrint kokio dydžio, kokią spalvą, ko tikis. Ne. Tai čia nėra žemos kainos, jis mane išgąsdina, čia normalias, padorios kainikės.
Salonas, jeigu gali 200, taip, tada sakai 100-200 kamerų. Ne, paprastesnis. Jo, paprastai čia irgi, sakyčiau, nėra žema kaina. Normali kaina. Yra aukščiau, bet ten jau turėtų užsitarnavęs vardą. Žinai, bet kaip va dabar, sakyčiau, geros kainos. O kiek nano? Nano, jeigu metams nuo 150. Metinė, ne? Ja. Turim 2, 3, 5. O 5 jau nano turi? Taip, iš nano technikų. Ok. Kaip dengės, bandė dengti jau? Labai smagiai. Smagiai? Kokiais plotais? Realiai nėra skirtumą, nėra labai jautri tiems sujungimams. Ir šiaip labai lengvai nusivalo, nėra taip kaip kitos, kad... Patestuosim gyvai. Man praktiškai labiau rūpi, negu teoriškai, reikia patikrinti, žodžiu. Bus dar proga, padarysim jaučiu ne vieną čia epizodą. Tai taip jauku, taip smagu, taip gera, žinai, kažkaip maladėt čia bičiukai, manau, pabūsim daugiau čia. Žodžiu, matrasą turės. Surasim. Šiaip mes, kai naktim dirbdom, tai tekdavo čia mėgoti. O kojas kriauklį nusiplaut galėsiu? Su kerchinu. Aktyvių putų viską. Aktyvių putų, jo. Išbandysiu visą va, tą liniją, kuri čia skaniausiai kvepia. O, čia žinau. Visi su kvapais. Kvapai tikrai geri. Nu, jau spalvos tokios. Breaking Bad tokios, žinai, cheminės, laboratorinės, konkrečiai. Šiaip gali pabandyti kažkurį tai pavostyti. Nustepsi. Nu, parodyk. Bet ką. Savo mėgstamą. Man tos taip. Čia interjero, ne? Tai kiek kainuoja jūsų paslaugos? Nu, šiaip kainos tikrai nesikandžia. Palyginus su kitais, tai pas mus labai pigias paslaugos, sakyčiau. Dėl to netgi pradžia pati. Dėl to stengiamės laikytis žemesnės biškai, kad pristrauktų klientų, kad jie pamatytų, ką mes darom. Kad, žinai, pamatai reklamą, žinai, matai, kad mašinas plauna, bet nežinai kaip. Geriau būti užsijėmusiems, negu pasikėlusiems ir tuštiems. Ja, tai vat siekiam. Geriau garažas vyktų, kad ir biškai. Tai aišku, geras pradžios momentas. Bet neusilaikykit, kad mes kaip detaileriai ir mūsų dauguma stebi detalizuotojai, manau, kad sutinka, kad šitą mūsų sferą negali nusipiginti. Mums viskas kainuoja. Nano, ir mūsų tas laikas ir amatas turėtų būti aukščiau vertinamas. Ir jeigu yra žmonių, kurie gali sau leisti vairuoti prabangius automobilius, jie gali sau leisti jį ir juo pasirūpinti. Kaip parfumas, kvepalai, bet žinai, kas labiau, skalbimo minkštiklis, kuris skaniai kvepia. Pavyzdžiui, jei kokią maksimą paimk Kilenor minkštiklį, pavostyk ir jis bus toks cheminis, bet tikrai maloniai kvepintis. Tai nėra kažkokie natūralumo kvapai, ten kaip odos ar... Odos neturi mėginų, už tavęs yra ten odos penelės gali pasimti. Man tas įdomus mėlynas. Čia keramika? Ta purškiama Quick Detaileris, ne? Kaip Quick Detaileris, tai gerai. Kvepia. Štek 100 reklamas ant tų produktų. Ir kaip Detailer Place. Kodas mobilės rankas, žinai. Detailer Place. Ne, iš tikrųjų jokas, šiaip dovanų nuo mūsų partnerio, nuo mano draugų, detailerplace.com. Patys perkam iš ten taip pat. Nes, gerai, turėti yra linija produktų, bet detalizavimo veikla ne vien apie chemiją. Reikia įrankiukų ir priemonių. Žodžiu, pavyzdžiui, skuduriukų gausi. Tokie visi kainuoja irgi aplikatoriai. O to, įrankiukai, jie ne... Skrabas. Teko tokį bandyti? Turim. Irgi, nusipirkę? O čia Evakaro būtų Quick Detaileris irgi kaip nano. Tai man labai įdomu būtų jūsų nuomonė ateityje palyginti tos du, ne? Nes jie tie patys, manau. Matau iš tekstūros. Ir, pavyzdžiui, turit 7,5 mm. Turim. Bet čia ko nuslydės? Ekscentrika naudojat? Ką naudojat? Liquid Elements. Ok. O jinai hybridinė? Ta prasme. Ar darosi rotorius? Ai, ne. Ir 7,5 užsideda. Tai va, vikailis, apie kurį šnekėjom, kuris gerai skuta, bet bumperiams.
Matau, kad labai gerai tas konusas, žinai. Ar Arčiau gali prieiti prie štai. Nu, žodžiu, šitokias smulkmenėlės, draugai, gerai? Dėkui. Netiko. Mes tu irgi turim dovanų brolį. Nu. Ir tu galėtum išbandyti produkciją, kurią mes pardavinėjom. Malonu, senačio. Wow, toks svoris, nu, blemba, jau čia kažkaip net sunku priimti tokias sunkias dovanas. Iš tikrųjų, jis tikrai sunkios. Ko iš čia pridėjęs man tiek daug? Čia, kad išbandytum viską. Wow, čia tokia linija. Palauk, viskas gerai. Čia turėjo nukristi, nes aš galvau čia, nu, kai būna, žinai, neišnaudota dėžutė, serkmė, žinai, oro. To sako, palauk, čia dar ne viskas. Wow, čia visko yra. Kadangi yra mėginukai, tai mažose buteliukuose ir su to purkštuvu biškai. Čia 10 produktų. Tai ką, ponės ir ponai, matot, kiek visokių reikia produkčiukų tiesiog turėti, kad pasiekti detalizavimo rezultatų kažkokių profesionalių. Wow, ačiū labai. Manau, kad man tos dėžutės ir užteks, broliai. Tikrai čia šitų man per daug, bet labai malonu. Pasilikit šito savo. O, lipduką, čia man geriausia dovana. Mėgstu kolekcionuoti lipdukus ir ypač tokius, kurie turi jau istoriją. Jei galėtumėte praleisti dieną valgydami bet kurio... Jei galėtum praleisti dieną valydamas bet kurio garsaus žmogaus automobilį, kieno automobilį pasirinktumėt ir kodėl? Irgi. Na, gal kažkokią labai žmogaus tokią neįskirčiau. Bet tiesiog labai įdomu. Pavyzdžiui, kad ir bet kokią garsaus žmogaus mašiną būtų įdomu išvalyti, vien dėl to, kad bus progas savo pašnekėti. Tai su kuo norėtum pašnekėti? Čia klausimas labiau apie tai, žinai, su kuo norėtum jau turėti pirmo kontaktą iš celebričių. Bet ir pasaulinį. Nežinau. Gal su kokiu Andrew Tate'u. Nu, tas toks žmogelis įdomesnis. Tai. Ko tu jo paklausim? Gal ties kaip metai? Tas neaktualu. Okay. Nežinau, šiaip paklausiau jo sėkmės istorijos. Kaip jis uždirbo savo pirmą milijoną. Kad ir su Lietuvos garsenybėm irgi taip pat būtų įdomu susitikti. Nežinau, gal Giovannis. O matai kokią, tu celebričio žvaigždę? Irgi neatsakysiu taip, kad tiksliai nesu irgi prisirišęs prie tų, nėra man tokio būtent įžymaus, ne kažkokia. Jesse kažkokią mašinytį išvalytų. Išvalyti. O, viskas, turim atsakymą. Panikė, aišku, kad panikė pasikviesti mėgstavo. Tiktų tau, Jessica Šai. Tiktų, ko ne. Tai va, Jessica Šai, turim meistrą ir būkite laukiamo jų klientę. Bet jeigu padainuos, o ne palauks. Teisingai. Ai, bus čia barteriu, tu man sudaino gabalą, aš tau išvalysiu sėdynę. Ja, būtų super. Gyvas koncertas čia. Aš tau išvalysiu sėdynę. Čia kudlotos mintis pagalvoti. Pro kitą galą. Geras. Ok, jei jūsų plovimo putos galėtų kalbėti, ką jos pasakytų apie dažniausiai pasitaikiančias klaidas, kurias daro automobilių savininkai? Čia jau apie savininkus kalbam, pavyzdžiui, kokios klaidos? Na, manau, dažniausios klaidos, kad leidžia savo automobilius iš šepečius. Ok, iš šepetinės autoplovyklos. Ja, tunelinės visokios. Nu, bet kur naudojami šepečiai. Ir aukšto pH chemijos, tai viskas tas kenkia. O ką labiausiai pakenkia? Laka pat. Žiūrint, kokios dar dangos būna. Gali, jeigu ten, pavyzdžiui, nano pasidengęs nuvažiuosi į tokią plovyklą, kur didelį šarmą visą kitą, tai tikrai nano pakenks. Ir net laikys savo to, ką deklaruoja. O matai, turi kokį irgi atsakymą? Gal eiliškumą žmonės? Apie saloną klaidą davai. Išorę supratom. Apie saloną nepasakysiu. Paprasti žmonės, kokią klaidą galėtų daryti. Su ko užsiknisat viduje valydami dažniausiai? Smėliu, kilime. Ten ir su vibratorius, su masažokliu. Nu, atsiskuoti. Biškai užknisa tokia. Tai žodžiu, prieš lipant į mašiną, 3 kartai gera idėja. Kiekvienam automobilio savininkui, ne? Mažiau žviriuko bus, pigiau paslauga pas jūs kainuos, ne? Tai jūs tada smėlio kilogramai sverkit ant svarstyklių. Pas jūsų iš siurblio išpurtėm tiek šiukšlių, mokėsit tiek ir tiek. Realiai gera idėja, ne? Mokėkit už
purvą jūsų automobilį. Patentuoju šitą idėją, kas norėsit pasiskolinti šitą šūkį, susisiekit su mobilios rankos. Jokas juokais, bet iš tikrųjų, man kažkaip apie langus atrodo daug kas krisasi ten su langais. Man atrodo rūkimas vidai. Ja. Toks irgi šlykštus įprotis, kai tu, žinai, automobilį savo. Pats nebejauti to kvapo, bet dažnai įlipa į svečiai, ar draugai, ar šeimos nariai. Ir plus langai apsiniaukia ir tai toks kažkoks. Tas pats kaip kambarį savo rūkytum, nežinau, man atrodo, labai keista būtų savo kambarį rūkyti, ne? Vis tiek, tie dūmai visur įsigeria, tai netgi tos pačios lubos, kodėl parodoja nuo rūkimo. Tai Būtent, ir langai. Ja. Koks yra jūsų asmeninis rekordas? Kiek laiko prireikė išvalyti labiausiai apleistą automobilį, kurį teko tvarkyti? 14 ar 16 valandų kažkas tokio. Čia išorė ir vidus? Ne, tik jo. vidus. Ne, vidų ir išorė. Išorė. Bet plovimas, nepoliravimas, ne? Tiesiog plovimas. Ok, tai baisuoklis buvo? Žinok, ir vyno, ir mėlynių, visko kilime buvo. Tai. Ir salonas šviesus. Koks modelis? BMW X6. Šviesus. Tai buvo ten ką paveikti. Ką ekstra išbandė šviesiam salonui? Ar čia jau tuo metu buvo perskaitę mano knygykė? Jo. A ne? Nes realiai perskaitėm ir tik paskui pradėjom veiklą. Ok. Tai daug ką teko išnaudoti, kaip ir matai. Tai dėl to į tokį profesionalų lygį iš karto ir šokot netgi su produktais. Viską užpildėt, ribeta, visus čekus knygos. Vadovau, tai pagalvojau rimtai, plakačiukas, logotipiukai, sertifikatai, nuotekos negi, produktai. Kad visko būtų paranka. Aš dabar jaučiuosi, kad jūs biški mano dalis, žinai, kad tipo, aš kažkaip prisidėjau prie jūsų šitos kelionės. Tai labai prisidėjai. Brolis dalinasi broliškai, aš tokią filosofiją, tai užaugau tarp 3 vyresnių brolių, pas mus viskas normalu yra iš širdies į širdį. Širdies į širdį, viskas gerai, džiaugiuosi, labai fainai. Geras. Kažkoks mano įdėtas įdirbis kažkam įtakojo gyvenimą, tai kaip palieki pėdsaką kažkam. Ja. Aš niekada kažkaip nesusimasčiau, žinai, apie tai. Man dabar paglostė širdį iš tikrųjų. Smagu, kai žmonės ne tik perskaito, bet ir kažkokius tai rezultatus. Grinai. Ir dabar pats tave rezultatė sėdžiu, kalbinu. Geras. Su chemija neužbaigė mane, man atrodo, kokią žiauriausią panaudojam. Jo, matai, jo. Kilimą plojam su varikliu. Vienoje vietoje tokia dėmė buvo. Tai išbandžiau ir suveikė. Tikrai suveikė, nes tekstilės valiklis neėmė, o norėjau taip išvalyti. Jo. Galvojam, išsibandysim. O Tarksą CarPro neturi dar? Turim. Ne, CarPro būtent ne. Būtent CarPro Tarks. Ne, to neturim. Tai va, knygui, kodėl paklausė apie knygą, ten yra mano rekomendacija, kaip prie salonų turėti tokį heavy duty valiklį, neaiškioms, sunkiai išplaunamoms dėmėms, kaip CarPro Tarks. Tai, bet variklio žiūriu, ploviklis irgi pasiteisina. Suveikia. O kaip išskalavai patį variklio valiklis su vandeniu, ar dar su ta chemija, kuri skirta plaut saloną? Ne, su vandeniu. Iškart su vandeniu. Iškart. Susirbiau, žinai, kiek ėjo, pradžio susirbiau, dar drėkinau ir vėl sirbiau, žinai, iki tol, kol tiesiog švarus vanduo bėga ir viskas. Nebebuvo tų putų. Jo. Ir gerai, nes dvigubas chemijos panaudojimas gali iš tikrųjų tą organinę medžiagą pakenkti. Nes tai yra vis tiek medvilnės, visokio plošto junginiai ten. Klijai. Ten klijų irgi daug yra kilime. Net jis yra siūtas, bet ir iš anos pusės yra klijų sluoksnis, žinai. Tai jo. Variklio alyva. Ta, ne alyva. Alyva. Tepalą plauni, dar daugiau darbo prisidarai. Ar kada nors teko sutikti klientą, kuris reikalavo išvalyti automobilį po ekstremalaus nuotykio, pavyzdžiui, purvo, lenktynių ar kelionės į dykumą ir kaip tai pavyko? Tarkim, ekstremaliausias jūsų klientas. Buvo vienas toks, bet ne po ekstremalių pasivažinėjimų, tiesiog darbinis automobilis, žmogus dirbo kaip žvyro karjerę, galim pasakyti, ir ten reikėdavo važinėti per miško takelius, tuo metu labai stipriai lydavo. Tai čia vieną dieną taip užsuko, kad reikėjo su šiupeliu atsikasti bėgimų. Tai vat, po to, jo, čia toks gal žiauriausias buvo. Su palovimu labai lengvai susitvarkėm, bet vat, su studijos tvarkymu biškį ilgiau trūkom.
Aišku. Tai va, tas žiauriausias buvo. Jo. Tai žodžiu, gangsterių, mafijozų jūsų klientų rate dar nėra, kad kraujo dėmes iš bagažinės tektų plaukti. Aišku, esam radę tą Šaltą lietuvę. ginklo apkabą su pilnu kulku. Oba, jau čia įdomiau darosi. Kriminalai. Bet ten automobilis iš Amerikos buvo, tai Ai, galėjau. Tai pasiliko tapkavą, tikiuosi. neatidom savininkų. Parodė? Jo. Šaunuolį. O gal ten jau. Ką tai žinot? Tikrai perskaitai ir knygą šaunuolį. Viską palikti, atiduoti. Nu, jeigu galėtumėt pavadinti savo detailing įrankių superherojų vardais, kokie jie būtų ir kodėl? Nežinau. Gal poliravimo mašinėlę pavadinčiau Batmanu. Kurią būtent? Savo rūpesą. Nes, tvarkosi su įbrėžimais taip pat kaip su visom problemom Batmanas. Viską nugali. Nežinau. Jo. Sunku įsivaizduoti, kad tu superherojai nelabai daug žinai. Jo, bet Batmanas tas tipo juoda spalva ir vyriška tokia energija iš rūpesio, ne? Ok, jo matai? Na, galvoju, gal Spidermanas būtų poliravimo mašinėlė, man. Kodėl? Nes voratikas. Irgi variantas, ne? Čia tokį dabar sumašiau. Nu, katės moters neturi, bet Catwoman nėra. Kas būtų Catwoman iš jūsų įrankų? Ne. Nesirblys, kad gerai čiulpia. Kas išlys Džordžas pas mumis. Ai, Džordžas, Gajasa kompanijai. Nu gerai. Aš, pavyzdžiui, žinai, kad amerikoniškose filmuose būdavo tokie prikolai, kad neva paaugliai ir siurbliai geriausi draugai. Ir tipo aš vaikystį žiūrėdavau, galvodavau, kur čia tas bairis, galvoju, ką jie, tipo birkai siurbliai, tipo kaišą, žinai, ten siurbia. Nu, galvoju, taigi neįmanoma, europiniai siurbliai, nu tokie plonė, aš ten biškai bandžiau birką pridėti, bet tipo, tikrai, neįmanoma, galvoju, kaip čia taip, mane sėjo galai, žinai, kodėl čia taip yra. Dėl to ir paprikolinau čia iš karto apie siurblius, nes jau amerikoniškų filmų propaganda jau man praplausė smegenis. Matai, kad siurblys ir paauglystė jau čia praktiškai neįmanoma. Ką čia peza? Patikrinau. Čia kaip ir detailingė daug. Išleisim knygą sekančią. Žodžiu, pasiekit OnlyFans kanalą Turbo Hands, ten rasit daugiau informacijos apie kitokį detailingą. Kokia buvo pati keiščiausia arba nepaprasčiausia dėmė, kurią teko varyti iš automobilio salono? Tarkim, ten ta, ne? Tikriausiai ir buvo. Ne, žolynas. Ai, žolynas. Kas? Bagažiniai žolinėlis užaugęs buvo. Žolinėlis? Ten tiek, ten visko, pelenų, pjūvenų, žemių, žvyro, ten viskas vienoje vietoj. Ir iš to viso marmulo ten jau žolynas augo. Geras. Kerpės? Ne, zapaskas vietoj grinai žolė. Grinai žolytė tokia, 2-3 cm, jau pjauti reikėtų. Rimtai? Jo. Sunku patikėti. Tai gal rasim nuotrauką, galėsim parodyti. Geras. Kuris automobilis sunkiausiai valosi, poliruojasi? Tarkim, jau nedaug tas praktikos, kiek supratau, dar turit, bet vis tiek gal jau už to, ką turėt, tarkim, kur nemėgstamiausias, nei lakas, nei salonas. Jet Blackas. Jet Blackas. Sunkiausias. Daugiausiai jis iš savęs reikalauja labai daug to, žinai, kruopštumo tokio, kad ją padaryt, sunku yra, nes viskas matos mums. Mes, žinai, pastebim ir nesinori tai pasiduoti. Ten tą Jet Blacką braižo net šluostė, jeigu kažkas ne taip. Šluostė turi kaip medicinų, žinai, tokia švari bus be dulkių. Nauja, realiai. Jo. Biškai dar papurtita po 3 kartus iš kiekvieną kampą. Nedaug dar kažkas užėjo. Kaip sakoma, čia detailingė atsarga, gėdos nedaro, tai jau tikrai. Bet, tipo, kas nežino, Jet Blackas, ponios ir ponai, yra bazinė juoda spalva, be jokio žėručio ir perlamutro, jokio švitėjimo, nei lake, nei daže. Juoda spalva. O salone? Japonų kilimas, kuris labai japoniškas kilimas. Ja, iš kurio labai sunku išimti žvyrą, plaukus, šunų dėkiam. Tai... Ten toks veltinis, ne? Jo, toks veltinis, į kurį įsiveli ir tu matai tą baltą plauką, bet kad jį išimti, tai ten turi vos nekilimas, kur žinai. Tai o bimbalo audinės tie šereliai tokie, status, čia to purvo yra įstrigę, bet jie turi gerą pasiekiamumą būti ištrauktais, žinai. Tiesa, kaip su plaukais šunų, ar kaip tvarkotės? Specialius įrankius naudojam jiems šalinti, turim įvairių, tai ten... Viską išbandom kasimo. Tiesiog jo turim kelis variantus. Nu ką, guminiai šepečiai, tipo? Jo, guminiai šepečiai ir yra tas toks kietos gumos, žinai, toks kaip ir braukė.
Kietos gumos šepetys? Jo, yra kietos gumos ir mes turim tiesiog tokį kaip šereliai, kur yra. Tokios kaip šūkos. Kaip guminės šūkos tokios, jo, bet minkštais tokiais. Žodžiu, padarysim kitame epizode mini turą po šitą detalizavimo studiją, kuri tikrai yra verta dėmesio. Tai sekantį epizodą laukit mini turiuko apie patalpas. Ten ir pademonstruosi biškį maždaug kažkokią produktą, kad žmonės suprastų, kodėl ta mūsų paslauga vis dėlto kainuoja tiek, kiek kainuoja ir kiek mums reikia atsidavimo ir įrangos ją teikti, ne? Tai irgi čia toks švietėjiškas turinys. A jau turit nemėgstamiausią detalizavimo etapą, dalį, pavyzdžiui. Kiti nemėgsta langų, kiti nemėgsta siurbliavimo, kiti nemėgsta poliravimo, kas pas jūs? Nu, man tai langai ir tas visas išsivalymas po poliravimo. Kiekvienas dulkės Iš visų vertinti. Ten turi labai daug laiko irgi skirti, kad pilnai išvalyti. Kai kur, žinai, su šepetukais, su krapštukais ten trini, žinai, kur viduje įlindę būna. Kuo skiriasi detailingas nuo įprastų švaros procedūrų, kas buvo seniau žinoma kaip cheminis valymas? Tom, kad detailingė tu pilnai darai gal, pilniau nei paprasta moika, kur daro tą cheminį vadinamą. Detaliau, jo, tu išsiemi tas pačias sėdynės, tu valai tą kilimą, net ir po sėdynę, kuris nesimato, dėkime, tos pačius bėgius valai po sėdynėm. Valai žymiai daugiau darai, žinai, nei kad darytų paprastas cheminis. Kruopščiau, atidžiau, kiekvieną tarpuką, žinai. Viskas yra aktualu. Tai gal tiek, žinai. Tiek uždaryta langai. Kokia jūsų asmeninė būtų svajonė? Turit kokią? Prasiplėsti kuo didesnė, kaip pasakyti. Gal didesnės patalpas iškelti visą tai dar aukštesnį lygį. Ir viena iš svajonių galbūt. Pateikti pasiūlą kuo daugiau paslaugų. Kad būtų ko universalesniem, žinai. Važiuoti ir galėtų viską vieną vietą gauti. Svajotumėte apie darbuotojus kokius, ne? Ateityje išsiplėsti iki tokio lygio, kad vyksta daugiau rankų, ne? Taip. Matas panašią svajonę turi? Visiškai tokia pačia. Praplėsti tiek paslaugas, tiek, kad galėtume daugiau, žinai, priimti žmonių. Ir faktas, gerai atlikti paslaugą. Tai stengtumės ir apmokyti gerai tos darbuotojus. Bet jūs taip kaip draugai, jūs nuo mokyklos laikų pažįstame? Nuo vaikystės. Nuo pampersų laikų kažkur. Geras. Tai vienas kitą iš pusės žodžio suprantat. Jo, bet mes būdom, kad ilgą laiką nebendravom ten, steigiai, per užsienis važinėjom, tai nebuvo kada susitikti. Paskui kažkaip jau jisai grįžęs buvo, aš grįžau ir kažkaip susitiko mieste renginį automobilių. Tai kažkaip prašnekėjom ir kaip ir gimė ta idėja. Ta paminti, tai pasakiau, kad aš sakau, visai norėčiau papoliruoti, sakau, man patinka, aš jaučiu kaifą, žinai. Jaučiu kaifą, kai matau, žinai, kad keičiasi rezultatas, žinai. Jis toksai, man irgi tai patinka, žinai, sako, aš ir plevelės mėgstu paklijuoti ir pavalinėti, sako, ir papoliruoti visai norėčiau. Davai, darom. Taip ir gimė to. O prieš kiek čia laiko buvo tas pokalbis jūsų? Praeitų metų vasarą. Taip biškai. Steigiau kažkaip, kol ruošiamės, jau rudo, jau ten žiema, tai kaip ir nebeapsimoka atsidarinė, galvom, kam čia per žiemą laikytas patalpos. Tada patėjo pavasaris. Visiem patalpas ir pradėjom visą veiklą. Tai iki to laiko dar daugiau pasiruošėm. Tapot realiai dabar iš draugų į partnerius. Ne. O jūsų partnerystė pem ant pem? Taip. O kaip tą užtvirtinat? Kaip, pavyzdžiui, užtvirtinat partnerystę savo? Ar pasirašot kokią sutartį bendradarbiavimo? Ne, mes turim atsidarę įmonę. Esame abudu atstovai. Aha. Tai viskas kaip ir legalu. Viskas dokumentaliai. Jo, ir yra tas pem ant pem? Taip. Ok. Nariai, ne? Esame du nariai. O pasidarėt MB? Taip. Čia tą iš knygos nusprendėt, kai aš aprašiau? Ja. Ok. Geras ėjimas. Pažiūrėjom, kad mums dabar geriausia būtų MB. Nes dviese, kaip ir čia dvi atskiras individualias veiklos atsitarinėti ir panašiai. Ir ypač partneriai, jo. Tai MB mums, kol nėra darbuotojų, kol neviršėm, dėkim tų tam tikrų sumų, ne, toks geriausias variantas. O tai turėsim kur kilti, bet kokiu atveju. Tai tarkim, gaunat pajamas, ne, jas dedat į bendrą iždą, po to jau ten pasiskirstat po mokesčių ir visko savo, ne, po lygiai. Tada nuoma per pusę, ne, viskas per pusę. Ja. Ir paprasta gyventi, ne, viskas aišku. Paprastai, draugiškai. Turi savo dalį, tai yra draugo dalis ir
Bet ar būna taip, kad mintyse pagaunat save, kad mastot, kad aš daugiau už kitą darau? Na, gal taip Kaip nėra. tą reguliuoja? Nu, pas mus nėra taip, kad kažkas daugiau, kažkas mažiau, tiesiog dirbom ir tiek. Būna tokių atvejų, kad ar tai aš negaliu, Matas ten atlieka darbus, ar tai Matas negali, aš už jį padarau, tai draugiškai tiesiog. Neskaičiuojam, nežiūrim, kad čia, tu čia daugiau cheminę padarė, aš mažiau. Tai brolišką požiūrį į kitus irgi turite. Nu, bent jau aš taip nežinau, kaip Matas, bet man... Ir į detailerius, ir į visus, ne tik į savo artimus žmonės. Toks broliškas požiūris, ta prasme, kaip ir tu sakai, konkuruoja detaileriai ten Ispanijai, nenori padukų parduoti ar kažką, tai kam to reikia, žinai. Bendruomenė esam. Pasitart, padėti. Broliai ir seseris, kaip sakome, visi čia ir esame. Kokį palinkėjimą broliams ir seseriams žiūrintiems galite? Gal nerizikuokit tiek daug. Tiek daug neusipirkit įrangos ir chemijų be klientūros. Pradėkit po biškį žiūrėti nuo kairę. Žodžiu, jeigu matot, kai jau klientai važiuoja, pradėkit pirkti produktus, nes galite sėdėti tarp žaisliukų ir klientų neturėti. Gali taip būti. Čia aš išvarčiau taip juokingai. Linkiu jums asmeniškai kuo geriau būti įvertintiems ir pradėti klijuoti PPF-ą. Tokiu, kaip detalizuotai, va ten yra šaibos. O čia mes šitą turim irgi mintį. Tai toks mano palinkėjimas, žinai, specializuotis į tą dar, kuo greičiau, kad sertifikatas apie PPF-ą atsidurtų. Ir mano galbūt poliravimo mokymą. Ir tavo knygos puslapis mėgstamiausias. Ja, būtina. Jau gal būtų mintyse, kuris puslapis tikrai turėtų būti įrėmintas. Nu, gal man toks ilgai turėjau telefoną nusiskrinčiuoti, nes tai buvo salono valymo eiliškumas visas. Okay. Pačia pradžioje įsipravertė. Nepamiršti. Išbandėt? Kaip sekasi? Nu, dabar aišku, pilnai atmintinai žinom, tai... Bet jisai veikia, ar norisi patobulinti jau iš savęs kažką? Ne, veikia. Nes, pavyzdžiui, jeigu kažkas pastebėsi, jeigu kažką praleidi, tai, pavyzdžiui, ten įsėdai, įsisiurbliavai į kilimą, žiūrėk, lūbų nenusivaliai, tada dar kartą kilimas siurbliuoja. Tai va, tokie dalykai, žinai, paskui jau per tokius niuansus ir išmoksti. Tai eiliškumas, ta tvarka, jinai duoda. Jo. Ir rezultatą, ir laiką. Nu, aš manyčiau, kad mūsų pirmų cheminių ir dabartinių cheminių laiko tarpas mažėjo vien dėl to, kad pradėjom laikyti eiliškumų. Geras. Jo. Jo, tai žinios padeda, kaip bebūtų, Padeda. Patirtis irgi jau kaip kita koja būtų, kuri eina žinios praktika. Tai tą ir darot, tai džiaugiuosi už jūs, tikrai nuoširdžiai pagarba, gera studija, sekantis epizodas bus apie studijytę. O Matai, iš tavęs palinkėjimą dar kokį gal? Kad nekonkuruotų gal detaileriai, kad būtų broliais, kad dalintųsi patarimais, medžiagą mane. Na, tokį gal. Nėra čia ko konkuruoti. Tai ačiū, kad pasikvietėte svečius, pakalbėjom. Ačiū, kad atvykai. Malonu buvo susitikti. Tai ačiū, ponės ir ponai, kurie žiūrėjote šį epizodą su Matu, Virgiu ir dar vienu Matu. Des auta. Dar man patinka, kai yra žodis auto. Iš karto jau asociacijos, kad su automobilis kažkas. Ir des kaip design, žinai, kad tipo design. Dizainas. Irgi čia yra susiję. Mat, aš jau jūsų pavadinimą jau matau gilesnę prasmę, kuri atėjo ne šiaip sau. Jau toks, profesionalus geras pavadinimas, žinai. Manau, kad išlaikys vertę. Tai irgi to palinkėsiu. O jums, ponės ir ponai, irgi palinkėsiu vienybės, ramybės, jūsų širdyje ir susitaikyti su to, ką gyvenimas jums bando pateikti, žinai. Būna įvairiausių gyvenimo iššūkių, duobių ir išganimų, pro kurios norim, nenorim, turim praeiti kaip pro mokyklą. Atsėdėti tą klasę, kaip mes Galiorkoj ten atsėdėjom, ir nuo to tikrai kažkas blogiau neįvyko, reikia kreipti dėmesį į kitas gyvenimo mokyklos epizodus, kad čia yra universitetas, pats gyvenimas, ir tuo pačiu ir žaidimas, ir projektas, jau kaip jau nuspręsi, bet būkit atidus. Tai, kas vyksta jūsų gyvenime, kas yra jūsų ratas ir link kur krypsta jūsų energija ir laikas, o laikas yra energija. Žinai. Tiesiog atsirinkit, paprastai tariant, savo kanalus,
kuriuos stebite, scrollinote ir pažiūrėkit, kokia iš jums tai yra nauda. Tiesiog pabandykit, įsivaizduokit, kad kiekvienas tai kanalas, kurį jūs žiūrit, tampa dalis jūsų. Aš tikiu, kad, žinai, mūsų užpildo pasaulis. Ir jeigu mes pildomės nesąmonėm, tai tampam biškitom nesąmonėm. Tai čia toks praktinis patarimas, tiesiog prasiskroolinkit ir meskit lauk šiukšlės, visokia pornografija, panas, ten svaigalai, nesąmonės, feikiniai prenkai, ypač feikiniai prenkai, kaip aš jų nemėgstu. Pavyzdžiui, man patinka gyvūnai, žinai, kur tipo, žinai, kad nesuvaidinta, juokinga, nesuvaidinta, šoka tie, padarė tokį šposą, kur jau tikra nuoširdė emocija, arba vaikai dar kažką. Bet kai ten feikus, ten prankus kuria vien dėl to, kad gautų tos laikus ir viewsus ir mano laiką vampiruoja kažkokie feikiniai news, žinai, jau man toksai bėsas ima, žinai, trumpai tariant. Tai nesibėsinkit kaip aš, jungkit lauk tos šiukšlės ir likit su mumis. Likit su mumis, spauskit like, subscribe ir ateityje bus... Jeigu liksit įdomesnių epizodų, jeigu neliksit, nematysiu tame verties jums kažką rodyti, tai suprantat. Parodykit savo susidomėjimą, trumpai tariant. Tai ačiū už visą tą laiką, kurį žiūrėt. Susitiksime kitose epizoduose su kitais puikiais meistrais. Iki. Viso. Ai, smagu. Šaunuoliai, tai taip sako. Ne, nusišnekėjai, baigtų jokas. Gerai. Aš čia gal labiau prisišnekėjau. Ačiū už dovanas.